Ojo. Nu, šis kartas nežinau, galvoju, ką aš jums papasakosiu, nes ta tema, nes atėjau į Neolife sveikatos ieškoti. Iš karto, aš net nedvejojau, iš karto tapau Neolife konsultantė. Jau esu 2 metai. Mano pagrindinis darbas tai yra esu bendrosios praktikos slaugytoja. Dirbu ligoninėje. Kitais metais jau 15 metų, kai dirbu ligoninėje. Ir ta mano kelionė labai prasidėjo taip jau labai sėkmingai. Po pusės metų aš nutraukiau hormoninį gydymą, įgavau pasitikėjimo savim daugiau, jaučiausi geriau, bet vartoju tik pati. Ir karts nuo karto vyrui tai Provitality ten pakelį duodavau, nes jisai nelabai gerdavo tuos papildus, jisai, tu gerk, tau gerai, tu gerai jautiesi, tau gerai, aš labai džiaugiuosi, bet jisai nelabai gerdavo. Bet kai aš jam padaviau glikozamino, tada pas jį buvo perversmas. Čia jau sako labai gerai. Aš jau ir galiu vairuoti, mane kojos neskauda, tada, jau aš pasitikėjau tais papildais, aš jaučiau jų efektą, bet aš tylėjau. Labai tylėjau, ilgai tylėjau. Po metų laiko, mamos dienos proga, aš mamai padovanojau, 1 kartą po metų. Ir po 2 savaičių aš nuvažiavau į Kazlų, jau mama buvo pravartojus 2 savaitės papildus ir aš net pažinau, sako, ką tu čia per stebuklą darai? Aš energijos pilna, džiaugsminga visa, tiesiog, sako, man dar sykį tą patį, atvežk tą patį rinkinuką, ką tu man atveži. Pradėjau su kolegijom dalintis, taip nedrąsiai, bet pradėjau dalintis, pradėjau sakyti, kad hormonų nevartoju, labai akis didelės buvo, labai kaip tu taip išdrįsai, taip drąsi. Tokia, tas, nepavadinčiau, kad drąsa, čia kažkoks taip pajaučiau tikriausiai, nes, nežinau, kažkaip taip, bet tas pajautimas, tai labai džiaugiuosi ir pas mane tas laimėjimai, tai alga, kaip čia pasakyti, nežinau, tai mano sveikata yra, bet po truputėlį aš jau kažkaip, nežinau, per kiek laiko ten 250 taškų pasidarė, paskui 500 taškų pasidarė. Dabar esu tik tai senior menedžeriai, bet vis tiek, aš tai džiaugiuosi tuo. Kiekvieną mėnesį aš darausi po 500 taškų, taip jie man savaime gaunasi. Sveikatinu save, vyrą, šeimą. Turiu dabar jau 1 konsultantę. Tai vis tiek didėja mano, aš tikiuosi, kad dar daugiau žmonių manim pasitikės. Gal dar tos drąsos nėra daugiau dalintis, aš gal dalinuosi bendruomenį, bet taip, o svetimiems žmonėm ar aplinkai savo labai taip kukliai ir nedrąsiai dar. Tai labai norėčiau savo palinkėti tos drąsos tokios, kad taip galėčiau daugiau tikrai ir reikia save skatinti, nežinau, kad tikrai galiu, bet viskas savaime gaunasi. Iš tikrųjų, taip kartais kokią žinutę gauni, atrodo jau taip, gal nepasidarysiu aš to rinkinuko, to savo krepšelio, bet vienas žmogus paskambino, tas mama sako, galvoju, man irgi, ir tie 500 kažkaip, kad taip jau dažniausiai kas mėnesį ir pasidaro. Tai ir ta alga ten, kad ir nedaug, bet aš jau galvoju apie produktus, man čia, pavyzdžiui, vitaminas E išeina, jau man nereikia iš savęs imti, ar ten kruciferos 2 pakuotės, tai aš jau džiaugiuosi irgi ta alga. Ui, ką ta? Kažkaip, iš tikrųjų labai,